Sveiki, šiandien kalbėsiu apie anglų kalbos ateities laiką, bet prieš tai trumpa reklama. Prašau, apsilankykit mano svetainėje naujaera.com, kur rasite labai įdomią informaciją apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Visi jaučiame, kad įdomėja laikai. Taip pat apsilankykit anglucentras.lt, kur rasite pilnus anglų kalbos kursus. Ir taip pat prašau, palaikinkit ir subscribinkit. Viskas, pradedu video. Taigi ateities laikas anglų kalbos. Dažniausiai šiam laikui nusakyti naudojama žodelis will. Jeigu išgirstat žodį will, tai žinokit, jau kalba apie ateitį. Pavyzdžiui, I will study tomorrow. Aš mokysiuosi rytoj. Jeigu, pavyzdžiui, būtų I study, aš mokinuosi, tai apie dabartį kalbam. Bet jeigu žodis will pridėtas, tuomet iš karto suprasim, kad apie ateitį. Taigi, I will study tomorrow, aš mokysiuosi rytoj. Kaip sudaryti neigiamą sakinį? Reikia pridėti žodelį not. Pavyzdžiui, I will not study tomorrow. Aš nesimokysiu rytoj. Bet anglai dažniausiai ir amerikiečiai dažniausiai nesako will not, jie sako won't. Pavyzdžiui, I won't go to the party tonight. Aš neisiu į vakarėlį šį vakarą. Tas will not toks labai paprastas elementarus, bet dažniausiai anglai amerikiečiai vartoja žodį won't, jeigu nedarysiu ko nors ateityje. Taigi, rezimuojant vienu žodžiu, will nurodo ateitį, I will study tomorrow, aš mokysiuos rytoj, o won't reiškia, kad neigiamą reikšmę suteikia ateities laikui, tai aš nesimokysiu, pavyzdžiui, I won't study tomorrow. Kaip sudaryti klausimą į sakinį? Taigi, pavyzdžiui, will you come to the meeting? Ar ateisi į susitikimą? Žodis will nusineša į sakinio pradžią, tad tuomet galima sudaryti klausimą sakinį. Pavyzdžiui, will you visit me tonight? Ar aplankysi mane šį vakarą? Jeigu žodis will pradžioje, tai galima sudaryti klausimą vienu žodžiu. Ir dabar pasakysiu pagrindinės žodžio will naudojimo formas. Taigi prognozės, pavyzdžiui, I think it will rain tomorrow. Manau, kad rytoj lis. Pažadai ir pasiūlymai, I will help you with your homework. Aš padėsiu tau su namų darbais. Taip pat spontaniški sprendimai, pavyzdžiui, I will go to bed now. I will go to bed now. Aš eisiu miegoti dabar. Taip pat pasiūlymai ar prašymai. Will you help me with this? Ar padėsi man su šiuo? Taip pat ateičiai galima naudoti žodį going to. Irgi ateičiai tinka. Sinonimai vienu žodžiu. Pavyzdžiui, she is going to visit her grandmother tomorrow. Ji ketina aplankyti savo senelę rytoj. Tas going to ir will yra visiškai sinonimai, bet will yra žymiai dažnesnis. Anglai ir amerikiečiai žymiai dažniau naudoja will ateičiai nusakyti, bet taipogi neretai pasitaiko ir going to. Pavyzdžiui, I'm going to play basketball today. Aš žaisiu krepšinį šiandien. Bet, pavyzdžiui, dar pasakysiu biškai, gal nesukonfuzinsiu jūsų tikiuosi, bet jeigu paklaustų kas nors, pavyzdžiui, where are you now, kur esi, galite sakyti, I'm going to dentist now. Pavyzdžiui, aš einu pas dantistą. Taigi, taip pat gali ir dabarčiai reikšti, bet jeigu, pavyzdžiui, pridedam dar veiksmažodį po going to, tada jau žinom, kad apie ateitį kalba. Bet čia pajausit, po praktikos pajausit vienu žodžiu. Taigi dar rezimuojant, she is going to visit her grandmother tomorrow. Ji ketina aplankyti savo senelę rytoj. Tas going to reiškia, kad kalbama apie ateitį, ketina ateityje. Tik išimtis, kaip sakiau, jeigu kas nors klausia, where are you now, kur esi dabar, pavyzdžiui, I'm going to the shop, aš einu į parduotuvę. Tai kartais apie dabartį išimtis tokia yra, jeigu klausia, kur esi, pavyzdžiui. Bet jeigu veiksmažodį pridedam po to, tada jau suprantam, kad apie ateitį kalba. Ir kaip sudaryti klausiamosius sakinius. Pavyzdžiui, are you going to eat that? Ar tu ketini tai valgyti? Is it going to rain today? Ar ketina lyti šiandien? Ar prognozuojamas lietus, vienu žodžiu? Ir naudojimas going to pagrindinės formos. Planas ir ketinimas.
I'm going to start a new project next week. Aš ketinu pradėti naują projektą kitą savaitę. Prognozės taip pat vartojamas going to. Pavyzdžiui, look at these clouds, it's going to rain soon. Pažiūrėk į šios debesis, greitai pradės lyti. Taigi išmokome, kad will ir going to reiškia ateitį. I will play basketball tomorrow, aš žaisiu krepšinį rytoj. I'm going to play basketball tomorrow, aš ketinu žaisti krepšinį rytoj. Labai panašus sinonimai, tik will dažniau vartojamas. Dar ką norėjau pakalbėti, tik kartais ir su paprasčiausiais veiksmažodžiais esamuoju laiku galima nurodyti ateitį, jeigu gale sakinio pridedam žodelį, pavyzdžiui, tomorrow, rytoj, tai tada galima ir su dabarties paprasčiausiais žodžiais nurodyti ateitį. Pateiksiu pavyzdžių. We are meeting our friends tomorrow. Mes susitiksime su savo draugais rytoj. Taigi matome, aš nenaudojau nei will, nei going to, tiesiog are meeting, tiesiog esamoji forma veiksmažodžio ir galima nurodyti ateitį, jeigu pridedam žodelį, pavyzdžiui, tomorrow, tikrai suprastų ir labai taisyklingai. Ir, pavyzdžiui, kaip sudaryti neigiamą sakinį. She isn't coming to the party tonight. Tai elementari forma būtų is not, bet anglai amerikiečiai dažniausiai sako isn't. Tai she isn't coming to the party tonight. Ji neateis į vakarėlį šį vakarą. O jeigu, pavyzdžiui, sakytume apie save, tai I am not coming to the party tonight. Aš neateisiu vakarėlį šį vakarą. Arba he is not coming to the party tonight. Jis neateis į vakarėlį šį vakarą. Arba we are not coming to the party tonight. Mes neateisime į vakarėlį šį vakarą. O klausomasis žodis, kaip ir seniau būdavo, tai į priekį nukeliam žodį, pavyzdžiui, are you working tomorrow? Ar tu dirbsi rytoj? Taigi galima, kaip rezimuojančią vietą, galima nurodyti ateitį ir su elementariausiais esamojo laiko formos veiksmažodžiais, jeigu pridedam žodelį, pavyzdžiui, tomorrow, ir jeigu turim omeny, pavyzdžiui, planuotus įvykius, pavyzdžiui, the train is leaving at 6 p.m. Traukinys išvyksta 6 valandą. The train is leaving at 6 p.m. Matot, irgi nevartojam nei will, nei going to, bet kadangi suplanuotas veiksmas ir nurodom laiką 6 valandą, tai suprantam, kad apie ateitį kalba, tai užtenka esamojo laiko veiksmažodžio. Asmeniniai planai. I am meeting my friend at 3 p.m. tomorrow. Aš susitiksiu su draugais rytoj 15 valandą. Kadangi nurodytas laikas 3 p.m. ir dar pridėta žodis tomorrow, tai suprantam, kad kalba apie ateitį, tai užtenka I am meeting my friends. Aš susitinku su savo draugais rytoj 15 valandą. Yra ir kitų porą labai tokių specifinių laikelių, bet juos suprasite iš vartojimo, nes jie abu vartoja žodį will, vien žodis surezimuosiu trumpiau, jeigu naudoja will, tai visada kalbama apie ateitį. O ten tos specifikas, tai jau pajausite, kuomet skaitote, klausote YouTube'ą ir panašiai. Ačiū, kad klausėte.